Maži vaikai, kai iki 3 metų vystosi, jie daugiau pasaulio suvokia per klausą negu per regą, kad ir kaip tai paradoksaliai skambėtų. Jų smegenys pirmiausia vystosi priimdami pasaulį per garsus. Ir jeigu tų garsų nėra, natūraliai negali intelektas vystytis. Nebent iš karto aptinkama, kad jie neprigirdi arba išvis negirdi, dabar tai tokie tyrimai, aišku, mažiem vaikam yra atliekami, bet jeigu tai yra pražiūrima, tiesiog yra pražiūrima galimybė tam vaikui lavintis, nes visiškai kurti vaikai turėtų būti mokomi gestų kalbos, tai tada galima išvengti tų labai liūdnų pasiekmių, žmogaus galimybių apribojimo, o neprigirdintis vaikai, jiems turėtų būti suteikta pagalba būtent su klausos pagalbos priemonėmis, pavyzdžiui, tais pačiais klausos aparatais arba kochleariniais implantais, čia jau specialistai žinoma sprendžia, kitaip intelektas jis nukenčia.